mes jau prieš kokius 5-7 metus susidūrėme su didelė problema, kad negalėjom kitose gamyklose užsakyti savo privačios etiketės brandui. Mes iš tikrųjų turėjom pakankamai didelį trūkumą būtent šitos prekių kategorijos rinkoje, jos visoje Europoje labai trūko. Mes skaičiavom, kad mes per metus mažmenos tinklui, Lietuvoje, Estijoje, Kikoje mes apie kelius milijonus prarastų pardavimų turėjom eurų. Vien dėl to, kad neturėjom konservų. Kad ir kaip keistai skambėtų, bet nuo jų nebuvo. Ir labai toks lietuviškas toksai sprendimas priimtas, kad tai darom patys. O kas jeigu? O jeigu tos tau nepavyks padaryti kažko tai kas tada bus? Ir jeigu tada savo gali priimti patį pesimistiškiausią scenarių, patį blogiausią scenarių ir su to susitaikyti, kad gali taip įvykti. Tada kiekvienas žingsnelis link geresnio scenario, tai jisai tampa puikiu planu. Prie mūsų produktų vystymo ir prie mūsų technologinių galimybių prisidėjo konsultantai iš Nyderlandų, iš Lenkijos, iš Vokietijos, Prancūzijos ir dabar stipriai dirbam su konsultantinė firma iš Jungtinių Amerikos valstijų. We are here to deliver the entire ouch handling system because we're using the robots together with the steel tray stacks on the automatic conveyor systems. We can transport the filled pouches in quite a high speed from filling up till sterilization phase. Tai yra balkonas, iš kurio gali vykti ir gamyklos apžiūra, ir pagrindinių gamybinių įrenginių veikimas ir tada atitinkamai turim administraciją. Kasparas yra mūsų šeimos narys ir ateityje jį matome kaip vieną iš mūsų stiprių ramsčių, žmonių, kurie padės mums valdyti įmonę ir įgyvendinti sekančius didžiosius projektus. Pirmo aukšto yra 5700, plus dar antras aukštas, tai viso turim apie 7200 kvadratinių metrų gamybinio ploto. Mūsų misija ir vizija tai yra sveikas gyvūnas, kuris džiugina šeimą daugiausia metų tiek, kiek leidžia jo gyvenimas su kuo mažiau ligų, apsilankimų pas gydytojus, kritinių ir taip toliau. Ir esame gyvūnų mylėtojai ir patys turim gyvūnus, esam pasisakę savo su vyru, kad niekada nedarysime ekonomikos ant gyvūnų sveikatos dėl maisto. Tai šitoj vietoj mums labai svarbu yra kontroliuoti kokybę ir žaliavas, ir patį procesą, ir kad būtų kokybiškai padarytas. Tai čia turbūt buvo vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kad mes galime kontroliuoti kokybę ir kurti inovatyvius produktus. Sulaukdavau skambučių kas 5 minutės. Problema čia, problema čia, problema čia. Per mėnesį mes prigaminom 20 plus tonų produkcijos, kurią reikia utilizuoti. Kažkurio momentu galvojau, fuck it, čia yra žodis problema tapo keiksmažodis. Absoliučiai, ta prasme, tikrai buvo tokių momentų, kai rankos jau nusvyra. Prieš mėnesį pradėjom su bandomosiomis gamybomis. Mes tik dabar pradėjom gamintis produktą, kurio nereikia išmesti. Daug užsakymų. Ir mes pasirenkam Lietuvą, mes nepasirenkam kitų galbūt patogesnių šalių, kur mokesčiai ten geresni ir taip toliau. Mes tai darom Lietuvoje. Kiek daug žmonių dar Lietuvoje nežino, kad mes kūrėme ir vystome tokius
produktus ir vystome tokius projektus, aš noriu, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje žinotų ir galėtų didžiuotis, kad produktai, kurie pagaminti apskritai tai lokacijoje, pasieks viso pasaulio šalis ir kad esi to dalim. Čia yra begalinis džiaugsmas, begalinis pasididžiavimas. Mes kūrėme su mintimi, kad tai turėtų tarnauti mum ir žmonėm daug metų į priekį. Ir tikiuosi, kad už 10 metų galėsiu patvirtinti šitą teiginį, kad mes viską padarėme teisingai.